Visi sveiki. Su jumi aš Arūnas Gudulskas ir jūs pas mane svečiuose rodau Pantasmok tabletės. O taip jos atrodo gyvai tokia. Čia molinis indelis, ir bandysiu šią uždegti, aišku. Ir dabar paduminsim savo balandinį. Paukščiai čia, kad matytumėt, paukščius niekas netraukia, pabandysiu uždegti. Tuoj ant pauzės pastatysiu. Žinot, kaip sakyt, nelabai čia išeina su viena ranka. Gal ir uždegsiu čia. Aišku, nerūkantis, žiebtuvėlio neturiu. Reikėjo nusipirkti gal žiebtuvėlį geriau. Ir panašiai, tuoj pabandysiu. Palaukite, vyručiai, tuoj. Uždegsiu čia biškį tamsos, bet pažiūrėsiu, kaip jinai čia užsidega. Lygtai, o, dega. O, pažiūrėkit, dega. Su vienu degtuku labai gerai. Nu va, ir prasideda dūmas. Matot, va, net negesinau, pati užgesu. Ir dabar, aštrus, matot, kur dūmas. Išeinu, viską uždariau. Išeinu iš balandinės, kad ją kur per kūnas. Va taip. Stiklą įdėjau. Nu ir jis dabar ten dos džia. Per skylę, aišku, randa kur nors vis tiek tarpukus, va. O per visus tarpukus, aišku, eis tie dūmai. Užpildo visą balandinę. Per tarpus, va. Nu, tai kaip ir pas visus, aišku, eis. Tai va, nu ir čia, kai sakyt, ilgai neplepėsiu, neaiškinsiu, dūmai tai žiaurūs. Parodysiu dar ir viduj. O, pažiūrėkit kas. Jėzau, vaikeli. Paukščiai viduj. Nu ir dūmina. Mažiausia pusę valandos reikia palaikyti paukščius ten ir ilgiau, o per visus kraštus. Tai sakau, kas čia nori namuose, tai nežinau, kaip čia bus paukščiukams, bet, sakau, atskirose patalpose dūmų marios. Tai va, tai gerai užsidega su vienu degtuku, neilgai. Dūmina, matot, per visus plyšius, kur nesandarumai. Nieko nuostabaus, tai va, bus viršutiniai būdai. Tai va, Pantasmok tabletės, vyrai. Didelės, pakankamai 3 didelės tabletės gavau, ten mažykės. Bet ten, nu, tokiai patalpai tikriausiai užtektų kaip mano. Ir pusę tabletės, bet lai būna. Nu va, tai aš einu kavą gert, pastatysiu ant pauzės arba sujungsiu filmą. Paskui išleisiu paukščius, apsirūkiusius lai. Per plyšius visur eina dūmai. Vėjas, aišku, vėjas. Sklaida, bet dūmina per langus, per duris. Tai va, nu, ką, einu gert kavos, nes nešalsiu, vėjas, visa kita, o paskui pasijungsim ir pasižiūrėsim. Grįžtu va po pusę valandos, biški gal daugiau, dar dūmai, matot, likę. Įsivaizduokit, ta tabletė biški pakritinėjo, o matot, jinai kokia. Būtinai ją reikia dėti, kad būtų kažkur tai, va, kaip ant tokio. Ir dar net geriau, kad būtų į vidų būčiau dėjęs. Einu išmesiu čia ant. Būčiau geriau į vidų dėjęs jo, nes, nu, jeigu ten
kažkaip kažkas, tai va, būčiau į tokį indelį dėjęs. Tai va, paukščiai, kaip matot, sėdi visi, tvarkoj, kas jau ant žemės nusileidęs, bet, nu va, toks dūmelis, jau sklaidos, bus gražu, bus gerai, tai va, tai pastatysiu ant pauzės, einu, išleisiu paukščius biškį. Nu va, paukščiai, kaip matot, gyvi, dūmai įsisklaidė, nu tai jinai čia tikriausiai pusę valandos, gal mažiau nežiūrėjau, aš ne, oras nekoks, va, lietus lyja, bet jie vis tiek va išėjo maudytis, blemba savaitėm neišleidžiu paukščius, tai labai gaila, reikės tai čia kažkaip biškį apsitvarkyti, nežinau, tamsu, šmamsu, nu, aišku, nu va tokie orai, koks čia leidimas ant stogo jau, bet gerai būtų, kad ir dienom biškį išleisti, kad jie pasidžiaugtų tą laisvę. Tai va, dabar dar pantasmoką parodžiau, dabar seni nauji vaistai, va vėl atvežėm respiratorių, kvėpavimo takai, 3 viename, trichoblu, reiškiasi trichomonoliozė, kokcidiozė, gelmitai, 3 viename, labai irgi gerai. Tai va biški tokių naujų vaistų tam, kad nu, biški pakaitaliot, reiškiasi vaistus. Gamintoja biški vaisto sudėti. Tai va, tai nu, respiratoriai tie jau buvo vežti. Daugam patiko, viskas gerai. Reiškiasi, viskas žmonėm. Kas protingai daro, viskas tinka. Labai viskas tinka, viskas gerai. Tai man irgi smagu, kad pagyvėjo tos omnivos siuntos, žmonės protingai elgiasi. Labai gerai. Naudokitės progą. Ta prekė pabrangsta ant 3-4 eurų, bet nu, viskas namie, viskas gerai. Viskas tvarkingai. Daleiskim, kibirą siunčiau žmogui į Prienas. Tai, nu, ką sudėjau šaškę, lašus į vidurį kibiro, nu ir va, tai 4 eurai už siuntimą, tai gavo 3 prekes su vienu siuntimu, tai, nu, protingai, tvarkingai, gerai, patogu, manau, šiuo momentu žiauriai patogu ir labai gerai. Tai va, vėlgi, sugrįžkime prie tokių kalbų visokių durnų, nu, kaip turgui man čia vėlgi. Vienas ale bakinsų specas, kai sako, mečiau dėl to laikyti bakinsus, kad nėra tikrų bakinsų Lietuvoje. Netraukia, kai klausiu, nu tai kas tai yra tikras bakinsas. Bakinsas tikras turi daryti, nu ir viskas mintyse galvoju, pašol tai. Nu, nenoriu toliau pasakyti, nes jis nieko niekam neturi, bakinsas. Ir reiškia, turi traukti jam ten į stulpelius, į patraukimus, ten į dar kažką, tai pasakysiu vėlgi. Bakinsas tai yra abstrakti veislė tokia, nu toks, jis yra ir kaip jo nėra. Jo negali būti standartai, nors aš ten turiu rusiškų standartų. Reiškia, įdėsiu, turiu ten daug labai tų, kai vadinu, net užrašas yra. Tos knygutės norėjau leisti, kas yra boinė, tai nu, vat, apie tos boinus, vat, kur ten visas turgus, boinas. Tikras bakinsas nieko neturi su to boinu. Boinas tai čia irgi, nu, iš rusiško žodžio mušti.
boy beat. Nu, reiškiasi, visam kitam leksikone, reiškiasi, Azijoje ir Kaukaze, tai žaisti, įgrati. Turi, suprantat, žaidimas, ne mušimas, o žaidimas įgrati. Nu, čia, kaip sakyt, kuo toliau į mišką, tuo daugiau konkorėžių, tai va, tai tokiuose dalykuose, nu, ne jie manęs mokinti, tuo labiau, kad jie tos visus paukščius pažįsta per rusų dabar YouTube, žiūri, jie ten prisižiūri tokių nesąmonių, kur aš kūrėjams esu parašęs ne vieną laišką, kad nustokit net, nu žiauru tiesiog, bet nesmė. Tai va, tai tokių pseudo specialistų, nu pas mumis visom kryptim, ir kai sakau, kai parodau figūrinį ir paklausiu, ar tokį turi, ir visa Lietuva galvas į užpakalį sukiša, nu, tai kam jūs aplamai? Tai va, tai čia nesvarbu. Tai kalbam apie savo paukščius, tai apie bakinsus. Bakinsas, kaip ne kartą esu kalbėjęs, niekam nieko neturi. Bakinsą formuoja pats šeimininkas. Pats šeimininkas, kas jam patinka. Norisi daugiau vertimo, prašom, dirbkit su vertimu, rinkit tokius paukščius, pasilikit, kur daug dirba, mažai skrenda. Norisi tų stulpų vadinamų, rinkit, dėliokit, dėkit. Darykit tai viską pagal save. Norite kaip tikro bakinso, aukštai, ilgai, rinkit tokius. Patinka jums ratinis skrydis, būry, nu, formuokit tokį būrį. Koks jums patinka. Norite spalvų, prašau, darykit spalvas. Norite margų, darykite margus. Aš jums vieną pasakysiu. Bakinsas standarto neturėjo ir neturės. Dėl to, kad kiekvienas veisėjas jį mato savaip. Rusijoje pasidarė standartas spekuliantams, Krasnadaras, ten Rostovas, reiškiasi Krapotkinas, ten, nu, padarė gražius, reiškiasi, užtvirtino spalvas ir ten panašiai, bet ten visai kitokie paukščiai, visai, nu nieko bendro, ten yra paimtas bakinso pagrindas, nu ir damaišyta visokių rusiškų veislių ir panašiai, nu ir jie pasidarė savo, bet, nu, standarto nėra. Standarto bakinsui tikram nėra. Reiškiasi, dėl ko ir yra linijos. Ten daleiskim, linija tokio žmogaus, linija tokio žmogaus. Čia ne veislė, čia yra linija, kaip čia daugumas irgi, kaip pristačiau mūsų darbą ilgametį ir čia, kai visi Jėzau, čia turi kažkokios federacijos tvirtinti, ten kažkas, niekas man nieko neturi tvirtinti ir tos federacijos yra bukos visos dėl šitų paukščių, dėl to, kad jos neskirtos tokiems paukščiams, nei Lenkų, nei Vokiečių, nei Lietuvos, nei ten dar kokios jūs norite, jie yra šiaip parodose nevertinami, nes nėra pripažinta veislė. Suprantat, kaip ir Pakistano aukštaskraidžiai, daleiskim, čia dabar visą Lietuvą bėgioja, ten vaikosi, reiškiasi, tėdžių, bet tėdžių niekas nieko nežino daugiau. O kad ta veislė yra nepripažinta Europai ir jinai negali dalyvauti Europos lygio parodose, nes, nu, jie neturi, taip pat neturi standarto. Ir, nu, jokio tikslo nėra jos statyti į parodas, nes šiaip jie, nu, nevertinami parodose. Čia tik tai
Tie, kas laiko tos paukščius, gali žinoti, koks jų veislės standartas, kaip juos vertinti, į ką žiūrėti. Ir tai va, tai nėra. Vokiečiai tik ne per seniausia, man regis, įteisino šeichus, nu, kaip gyvūnai tokie. Vertinimo parodoj. Nu, šiaip tai jie ten, nu, sakau, aš pats žiūrėjau Leipcige, ten, nu, tokius nupiepusius raudonodegius buvo įstatę, nu, tiesiog žiauru žiūrėti ir, nu, ir tas vertinimas nėra, kai sakau, jis neturi standarto šitas paukštis ir jis niekam nieko neturi daryti, vyrai. Niekam nieko jis neturi daryti. Jūs turite daryti patys šitą būrį. Patys formuotis tai, kas jums labiau patinka. Koks vertimas, koks skrydis, koks paukštis, ilgas, trumpas, kreivas, su kodu, be kodo, su čempium, be čempių, reiškiasi, nu, tiksliau kai sakyt, su koinytėm, reiškiasi, be, nu, vėl jūsų čia reikalas. Ir nieks negali aiškinti, kaip jis turi skristi, kiek jis turi skristi. Nu, patinka jums pusę valandos. Super, jums patinka, jūs ir laikykit. Patinka 6 valandas. Šaltva. Tokiu oru ten daleiskim. Nu, be lietaus dar bjaurių. Nu, šalkit, stovėkit, vaikykit. Patinka dar kažkokie, tai atsiveškit, nu. Daleiskim, nėra čia šitam paukščiui jokių reglamentų. Kas kaip mato, tas taip daro. Aš taip matau, man tai patinka. Reiškiasi, yra dar gražesni, nu, yra prastesni, yra, nu, visokie. Tai, sakau, tai vat niekad neklausykit. Tokiem specialistam pasiūlykit nueiti ant 3 raidžių ir toli, kad eitų jie. Nes taip pat kaip ir su Šiaurės Kaukazais čia ir su tais visais kitais kalba ten tokius. O kad Budionovski čia šoniniai yra, ne Šiaurės Kaukazai, yra Budionovo. Jie visai kitokie, jie yra trumpasnapiai. Nu. Tie patys juodavodegiai yra Šiaurės Kaukazo, aukštesni ant kojų, ilgesniais snapais, kitoks korpusas, pavyzdžiui. Šitie pas mane, kur yra daugiau Budionovo, reiškiasi persai. Jie žemom kojom, trumpesniais snapais irgi. Kaktos plačios. Nu, reik žinot, nu, kad neatrodytum durnai. Nu, turgui tu specialistas, nu, bet jeigu tu pražiotum burną, nufilmavę savo paukščius ir parodytum, kaip sakyt, kai sako, matuški rasijai, tai, nu, užmėtyt akmenais. Nu, nesupranti, neįžiok burnos, nebūk jau toks visas specialistas. Nesvarbu, kiek tu ten metų laikai, tu bukas kaip Čabato Aulas. Nu. Metų laikymas neapsprendžia žmogaus profesionalumo. Jeigu jisai, nu, per metus sugeba keisti veislę, nu, palaikė 3 metus, neeinama veislė, viso, laikau kitą veislę, dar kitą, nu, čia sakau, čia tokie, tai va, tai nereikia, aš manau, nereikia žmonėm pasakoti tokių nesąmonių ir atrodyti patiems baisiai kvailai, kad, nu, nesupranti, kai sakau, nepažįsti grybo, gi neimk jo, nu, nes gali būti tavo tas grybas pirmas ir paskutintas, tai va, ir tas pats ir čia, tai laikyk, bet, nu, nepasakok tamsių istorijų. Tas pats kaip domėjausi labai uzbekais ir šiaip aš domiuos, man įdomu, sakau, turiu irgi knygą apie uzbekus, reikia nuotrauką sudėti, ten, nu, to darbo yra, bet nežinau, jos tas leidimas yra brangus, nu va, kaip ir
šitas va daiktas, kaip sakyt, projektas, kuris nebuvo, išleistas, kaip sakyt, kaip normali, pažiūrėkas, knygutė, jinai visada va tokiam stiliui atšviesta, reiškiasi, čia tokia medžiaga. Su viena mano pažįstama amžinatilsį mokytoja, jau jos nėra, darėm dar tokį projektą, dar ir šitai knygutėj nebuvo informacijos surinkta. Čia mes su žmogum padarėm, nežinau, jis, kaip ir sakyt, kaip ir irgi atsisakė autorystės, tik kad padėjo, tai net nevardinsiu jo. Tai va, tai čia irgi surinkta informacija buvo, reiškiasi, ir pradinukam čia buvom, darėm pamokas, reiškiasi, iki 4 klasių privačioj mokykloj. Tai va, ten gamtos pamokos tokios, viską, kai sako, reikia eiti į liaudį, reikia daryti kažką, tai darėm. Čia buvo tos pilnos kelnės to noro, entuziazmo, kaip tik dar čia viskas vietoj, viskas arti, be jokių problemų. Prasidedavo, persiverčiau kamerą. Tai va, galiu pasakyti, eilę metų čia viskas vyko. Jo, čia daug istorijos, daug tokių, lengvų, čia lengvų tokių dalykų. Vyrai yra skaitę, matę. Čia reiškiasi ir apie ligas, ir apie balandžių, apie vystymąsi balandžių, apie perėjimus ten, reiškiasi toks lengvas light skaitimas, skaičiau, sakau, grįžau čia prie jos po eilę metų, va. Tikriausia, nuo 2006 daugiau jos ir nemačiau. Reiškiasi, paskui kompaktus susiradau, persikėliau į čipus visas knygas ten. Tai va, tai ta tokia knygutė. Ir galiu pasakyti, po eilę metų darbo, nei vienas negrįžo iš tų mokinių netapo balandininkais. Reiškiasi, ir kaip sakau, tu čia pasakok, rodyk, vežiok tu į darželius, į lopšelius, kurius norite, darykite. Netampa balandininkais, balandininkais gimsta. Jeigu pas tą vaiką yra, tai jis ir bus tas balandininkas. O jūs ten tasykit, darykit. Kažką tai darykit, vis tiek aišku, ką darot, viskas gerai. Nesėdit vietoje, bandot. Mes jau šitą kelią praėję, mums visko užtenka, mes visko jau pamatėm, mums gerai. Tai va, taip kad čia, jeigu sakau, dar kas nevartėt, yra proga, tuo pačiu pareklamuosiu knygą, 100 puslapių, 900 kažkiek. Vis aišku ant šitų. Čia ir karo istorija, ir apie lesinimą, čia yra ir veterinarijos studentų, ir amžinatilsį mūsų balandininko, apie, reiškiasi, nuodingus augalus, sėklas paukščiams ir, biški genetikos truputį, biški ten to, inventorius biški. Nedarėme čia kažkokios prekybinės knygos, reiškiasi, balandinių statymas ten. Reiškiasi, tai nuo kiaušinio iki įsiritimo ir užaugimo paukštis. Tai va, čia nedarėm. Apie ligas aprašymai, bet sakau, šiuolaikinių jokių mes čia vaistų nedėjom. Reiškiasi, nėra čia komercinės kažkokios tai. Tai va, kaip mato, tokių va visokių.
čia istorija, karuose kaip dalyvavo paukščiai. Reiškiasi, nu, visko yra, visko rasite, šiaip surinkom daug informacijos. Čia ir straipsnių sudėjom tuo laiku, kas buvo. Čia va, net švirkštų nedėjom, kaip šerti, radom, kaip gamintis. Nu, kad nebūtų taip, kad čia va, išleidom knygą tam, kad pasipelnyt iš tų produktų, ką lygos, Newcastle'is, pasiskaityt. Nu, sakau, čia gydymas, profilaktika, viskas, kas buvo galima tuo laiku rasti, ko gydė mūsų veterinoriai ir veterinarijos studentai, ką skaitė, iš ko mokinosi, taip kad, nu, va, kas čia buvo iš naujų tik tai produktų, tokie va dalykai kaip frasalis čia įdėtas, paskui česnako aliejus. Nu, tokie va, taip, tik tai reiškiasi susipažinti su produktais, bet, nu, sakau, komercijos jokios, va, gražus piešinukai, pavai, va. Nu, kam bus įdomu, turiu čia, galės pasiskaityti, čia va, jaunimui, jaunoliai visai kur pradeda, tai labai įdomu. Šiaip turėt, sakau, dar apie uzbekus reikia sutvarkyti, sudėti, sakau, apie tos boinus, aprašymus visus jos įdėsiu gal į internetą, bus laisvas priėjimas pasiskaityti, kam ten bus įdomu. Tai va, o su uzbeku padirbsiu, gal irgi va išleisiu tokią, reiškiasi, atprintintą knygutę. Nežinau, reikia dabar po ilgo laiko vėl sėsti, nuotrauką sudėlioti, aprašymai visi, kaip atrodo, kaip spalvos aprašytos, reikia tas nuotraukas parinkti. Va. Lyja lietus, dzikarai mano po šaškės, kaip matot, gyvi, sveiki. Gyvi, sveiki, viskas gerai. Gerai jaučiasi. Ten 3 šaškės toj dėžutėj, tai pakartot galima kas 2 savaitės, jeigu ten daug parazitų turite, balandinėse ar kokia slogos didelė epidemija. Prieš varžybas šašketą gerai uždūminti, gonsam plaučius išvedinti. Reiškiasi, nu, bet kuriuo metu, kaip sugalvosite, galite, sakau, bet parodžiau, kaip dūmina, kaip sudega. Aišku, oras būtų geriau, būtume gal filmavę, bet, sakau, dargana, arbata va karšta tiesiog bėga kaip vanduo. Parodžiau jums naujus vaistus. Pas mumi prekyboj Lietuvoj. Tai va, tai aš pakaitalioju, kaip ir sakiau, aš mėgstu kaitaliot vakciną ir visus kitus tos vat vaistus. Reiškiasi gydymą, jeigu vienais metais gydžiau tokiais vaistais, nors jie efektyvūs, labai geri, pakeičiu, nes kad pirmonis nepriprastų, reiškiasi bakterijos, ligos bakterijos nepriprastų, jeigu nedagydytum ar ką. Ir sakau, jeigu gydėt vienais, dar paukščiai neišgijo,
ir jau tie baigėsi vaistais, pabandykite kitus vaistus panaudoti. Nu, reiškiasi, pakaitaliodami, pakeisdami vaistą, pagerinsit efektyvumą gydyme. Tai va, tai, nu, ir sakau, paukštį, kaip sakyt, formuojat jūs būrį, tą savo veislę, neformuoja turgaus specai. Sakau, šio laiku tai net tiesiog juokinga klausyti tų nusmuktkelnių visokių, kad kai tiek yra daug informacijos internete, kiek to video vaizdų su paukščiais, kur deda, kur paukščius rodo, kokie jų paukščiai ten, figūriniai, uzbekai, nu, povai, ką jūs ten benorit, rasite gražius paukščius, pamatysite, va ten paklausykit, ką žmogus pasakoja. Čia tas už 3 eurus, kurius jam sumokat už tą paukštį, priburs tiek, kad jūs dar 2 savaitės ausis gydysite nuo uždegimo. Tai va, taip, kad, nu, bėkit nuo žinovų, bėkit neatsisukdami, žiūrėkit, kaip sakyt, nu, reikia pradėti jau skirti teisybę nuo melo, reiškiasi nuo tų visų pasakų. O pasakorių pas mumi daug. O, biški, saulėgrąžų. Biški saulėgrąžų. Po dūmų biški alėjaus. Tai va, kai matat, paukščiukai visi tvarkingi, po dūmų, niekas neapsvaigo, niekas apsirūkę, savo įsimaudę. Ir jiems dzin, ką jie turi daryti. Turite stulpus man traukti nuo žemės iki viršaus. Taip sakė specialistai. Dzikarai jūsų, o ne bakinsai. Tai va, berniukai, tiek. Šalta, drėgna. Daug ko visko aš jums čia prisapaliavau. O jums klausyt, neklausyt, jūsų reikalas. Daryt, taip nedaryt, jūsų reikalas. Mano mažas reikaliukas. Pasėdėt, arbatos išgert, pameluot jums čia ir. Va, saulėgrąžų pamėtyt. Paganyt savo trepsius ir tiek va, ką, nu. Visą susitiksim, dar susitiksim gal dar bus progų, kažką tai gero, įdomaus, ne vien tik tai pamokymai, nu, yra kaip yra, iš dainos žodžių neišmesi, taip kad visiems sėkmės. Visi draugaukit su savo galva, nesiskolinkit iki